Sveiki, labai mažas mini video. Čia yra mano tada 7294 stiprintuvas ir jam arba suėjo, arba tuoj sueis 10 metų, iš kurių jis mažiausiai 6 metus kasdien naudojamas. Arba tiesiog galima pasakyti, kiek jungtas kompas, tai dažniausiai ir jis įjungtas. Kodėl aš išsitraukiu visų pirma pavalyti dulkes ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, prisiminiau, kad čia stovi Samva ar Samha kondensatoriai, ant kurių išsijuose visi varydavo senais laikais. Tai va, davai paimam ir pažiūrim, kaip jaučiasi šie kondensatoriai po 10 metų. Na ką, testeriukas pajungtas, kondikai atjungti nuo grandinės, pažiūrėkim. Ilgai testina. O, turim gan gyvą kondiką, pažiūrėkim kitą. Ir kiekgi parodys kitas. Vėlgi ilgokai matuoja. 9300, šiek tiek mažiau. Nu žodžiu, jeigu čia plus minus 20% kondikas, tai čia, ta prasme, talpas tai ir pas naują tokias galėtum pamatyti. Nieko blogo su tais Samva kondikais nėra. 10 metų jiems ir nieko jam realiai neatsitiko. Tai va, didžiausia diskusija seniau vykusi ir viskas, nu va, patikrinom pagaliau laiku. Vis galvodavau, po kiek laiko patikrint, bet žiūriu, suėjo stiprintuvui 10 metų, tai pagalvojau pats tas, nu jau 10 metų, šioks toks skaičius. Tai jeigu vis dar aš šį naudosiu ar tiesiog turėsiu, dabar reiktų po 15 metų pamatuoti. Nu, kai dar 5 metai praeis. Tai va, kad dalis pigi prieinama ir ten, kaip sakant, tiesiai iš parduotuvės nebūtina, eina ir šūdas. Va taip, o šnekėt visi greitai viską, visą laiką tai būna. Tai va, ir F nepresinsim, nespausim šitam daiktui, viskas čia gerai. Tegu sukasi toliau, dulkytės prasivalė, gali toliau subelius tampiot, judeliot su. Tai va. Viskas gerai tiem kondensatoriam. Dėkui už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki.